Sveiki, dėkoju, kad įsijungėte mano video pamoką. Šiandien sveikinuosi su 10-okais besiruošiančiais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, kuris vyks jau gegužės 7 dieną. Jei mano video pamoką įsijungėte pirmą kartą, esu lietuvių kalbos mokytoja ir korepetitorė Viktorija. Ir šią pamoką kviečiu kartu panagrinėti, ko reikalauja PUP teksto kūrimo užduotis, bei sužinoti, kaip parašyti rašinį vertą kuo daugiau taškų. Ir taip pat parodysiu keletą 10-okų rašytų pastraipų pavyzdžių. Primenu, kad mano kanale taip pat rasite pamoką, kurioje aptariu PUP struktūrą, vertinimą, taip pat nagrinėju kalbos pažinimo užduotis. Tad nebeišsiplėsiu su PUP struktūra, tik primenu, kad iš teksto kūrimo užduoties surinkti taškai sudaro net 50% jūsų bendro PUP įvertinimo. Teksto kūrimo užduočiai skiriama 90 minučių. Per šį laiką turite parašyti bent 200 žodžių ir iš viso galite surinkti 30 taškų. Nors turite laisvę rinktis iš įvairiausių teksto žanrų, nuo esė iki literatūrinio dienoraščio, visgi dažniausiai mokiniai renkasi rašyti rašinį. Paprastai PUP rengėjai pateikia 3 galimas temas, kurios kuriamos remiantis 9 ir 10 klasėje nagrinėtų kūrinių problematiką. Štai čia galite matyti 3 skirtingų PUP testų siūlomas temas, iš kurių reikia pasirinkti vieną. Darbo tema gali būti ir probleminis klausimas, ir autoritetingo žmogaus citata, kuriai galite pritarti arba kaip tik atskleisti priešingą požiūrį. Na, o pasirinkti visuomet rekomenduoju tą temą, kurią galite parašyti daugiausia argumentų. PUP vertintojai iš jūsų tikisi literatūrinių ir kultūrinių žinių, taip pat galite remti savo asmeninę patirtimi, tačiau stenkitės, kad tai nebūtų tik paviršiumi išsakyta jūsų nuomonė. Žiūrėdama į visas išskleistas temas, pirmiausia pagalvoju, kokio kūrinio fragmentas man padėtų atskleisti temą. Pavyzdžiui, problemą "Ar sunku būti kitokiam" atskleidžia Igno Šeiniaus Kuprelis. Taip pat galima pagalvoti apie visuomenėje gyvenančio kitokio savo pasisakymais, idėjomis ar fizinę išvaizdą išsiskiriančio individo vertinimą. O galbūt tai jūs šiame pasaulyje jaučiatės kitokie ir turite kuo pasidalinti iš asmeninės patirties. Taip pat akį patraukia klausimas, ar svarbu pasitikėti kitu žmogumi. Iš karto susimastau apie Vandos Juknaitės kūrinyje "Išsiduosi balsu" papasakota ryšį su badaujančiais ir skurstančiais gatvės vaikais, kuriems reikėjo pasitikėti svetimu žmogumi, kad galėtų priimti pagalbą. Su savo Contribui prenumeratoriais esu pasidalinusi išsame pateiktimi, kurioje rasite mokykloje nagrinėjamus literatūros kūrinius nuo Kuprelio iki Hamleto. Tarp jų ir pasakojimus iš pradžios knygos bei savo mėgstamus antikos kūrinius Odisėją, Antigonę bei Narcizą. Taip pat siekiantiems kuo aukštesnių PUP rezultatų pravers ir aktualūs kultūriniai argumentai, kurie žinoma tinkamai panaudoti sustiprins jūsų rašinį. Na, o dabar keliaukime prie vertinimo kriterijų. Daugiausiai 10 taškų PUP vertintojai skiria už turinį ir tai, sakyčiau, sunkiausiai gaunami taškai, kadangi reikalaujama puikiai atskleisti temą, savo požiūrį į jos aktualumą. Būtini kryptingi aspektai, kitaip sakant, kryptingi teiginiai, kadangi tai yra svarbiausia pastraipos ir viso rašinio dalis. Tuojau ir pakalbėsime, kaip parašyti kryptingus pastraipų teiginius. Tačiau, žinoma, tai ne visas darbas, nes jei teiginių neįrodysite, jūsų tema nebus atskleista. Deja, neužtenka parašyti kūrinio pavadinimo ir paminėti veikėjus, kad nustebintumėte vertintoją. Turite parodyti konteksto išmanymą ir įrodyti, kad jūsų pasirinkti literatūriniai ir kiti argumentai padeda atskleisti jūsų rašinio teiginius. Tai vertinama dar 5 taškais. Tad rašydami argumentą visuomet pagalvokite, ar tai, ką rašote, yra susiję su rašinio tema. 8 taškais vertinama jūsų teksto struktūra ir kalbinė raiška. Štai maksimumą 3 taškus už struktūrą
ir nuoseklumą gaus tie mokiniai, kurie kūrybiškai ir originaliai sukomponuos tekstą, tačiau tai nereiškia, kad paprastesnis darbas bus vertinamas prasčiau. Primenu, kad jūsų rašinys turėtų prasidėti nuo įžangos, tuomet rekomenduojamos 2 dėstymo pastraipos ir pabaiga. Norėdami gauti visus 5 taškus už kalbos stilių ir žodyną, turite rašyti sklandžiai, aiškiai, vartoti brandesnį žodyną, vengti primityvių žodžių. Pavyzdžiui, pristatydami veikėją nerašykite, kad jis geras ar blogas. Pagalvokite, galbūt jo gražus vidinis pasaulis, dvasiškai stiprus, galbūt jis yra stoiškas, humanistas. Na, o blogą, neigiamą veikėją galime pavadinti amoraliu, savanaudišku, dvasiškai nupuolusiu, skurdaus vidinio pasaulio galbūt tai yra žmogus. Na, o kalbant apie paskutinį vertinamą kriterijų, net 12 taškų yra vertas jūsų raštingumas. Tai, ką išmokote per 10 mokslo metų. Ir dėja teks nusivilti tiems, kurie savo rašto darbuose palieka itin daug klaidų. Raštingumas ir 12 klasės egzamine sudaro nemažą dalį bendro įvertinimo, todėl skaitykite knygas, dirbkite ir analizuokite savo klaidas ir svarbiausia, iš jų mokykitės. Na, o dabar aktualiausia pamokos dalis – rašinio pastraipų pavyzdžiai ir jų taisymas. Pirmiausia, parodysiu 2 dėstymo pastraipas iš to paties rašinio, tema kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę. Pirmiausia, perskaitysiu pastraipą, arba tai galite padaryti patys sustabdę pamoką. Beje, pastraipoje paliktas rašybos, skyrybos ir gramatikos klaidas jau esu ištaisiusi, tad ir jūs kviečiu nagrinėti tik pačią pastraipos struktūrą, stilių ir logiką. Pirmas kūrinys, kurio pagrindinis veikėjas atspindi didelę žmogaus dvasinę stiprybę, yra Remarko Vakarų fronte nieko naujo. Pagrindinis veikėjas Paulius ir jo draugai nusprendžia važiuoti savanoriauti į aktyvias karo zonas, nežinodami, kas jų laukia. Vos atkeliavę, jaunuoliai supranta, jog viskas nėra taip gražu, kaip jie įsivaizdavo. Kraujas, mirtis ir karo žiaurumas priverčia susimastyti, ar buvo verta čia važiuoti. Karui įsibėgėjus, Paulius praranda beveik visus savo draugus, tai išbando jo dvasinę stiprybę. Jis supranta, kad turi išlikti ramus ir šalto proto, nes svarbiausia išgyventi. Jo akyse žūsta šimtai karių, bet jis nepasiduoda ir kovoja už kiekvieną prarastą draugą, tai ir parodo, jog situacijos kare išbandė jo dvasinę stiprybę. Tikriausiai jau pastebėjote, kad dėstymo pastraipa pradedama kūriniu. To daryti negalime. Pastraipos teiginyje mes neminime autoriaus ar kūrinio. Pirmiausia, atsakome į temos klausimą. Kadangi pastraipa neturi aiškaus teiginio, iš karto pastebiu, kad jai trūksta ir pabaigos. Taigi, kaip galiu pataisyti šią pastraipą? Visų pirma, pridedu teiginį, kuris tiesiogiai atsako į klausimą, kaip gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę, bei tą pačią mintį pakartoju pastraipos išvadoje, taip suteikdama pastraipai struktūrą. Na, o kaip vertiname pastraipos turinį? Mano nuomonė, argumentas parašytas aiškiai, sklandžia kalba, jis tikrai padeda įrodyti, kad patekęs į situaciją, kurioje matomi karo žiaurumai, rizikuojama gyvybė, žmogus išbando savo dvasinę stiprybę. Pagrindinis veikėjas gali palūžti arba suimti save į rankas ir išgyventi, tapti psichologiškai atsparesnis gyvenimo sunkumams. Taigi, žmogaus dvasinė stiprybė yra išbandoma patekus į situaciją, kurioje rizikuoji savo gyvybę. Ir pabaigoje šią mintį parašiau kitais žodžiais. Taigi gyvenimas išbando dvasinę stiprybę, kuomet atsiduri tarp gyvenimo ir mirties. Antrai to paties rašinio pastraipai trūksta to paties teiginio, kuriame nebūtų paminėtas kūrinys, ir dalinės išvados. Perskaitysiu pastraipą. Kitas kūrinys – Sofoklio Antigonė, kuriame pagrindinė veikėja Antigonė ir jo sesė įsivelia į konfliktą dėl deramai nepalaidoto brolio. Antigonė rizikuoja savo gyvybę, bet tai jos neatgraso nuo tiesos ieškojimo. Ji dvasiškai stipri ir ryžtinga, jog padarytų tai, kas turėjo būti padaryta. Valdovas Kreontas, kuris jai draudžia tai padaryti ir ją nubaudžia, galų gale turi pats atsimerkti ir pažvelgti į savo dvasios silpnybę. Jam tai savotiškas stiprybės išbandymas, dėl kurio jis supranta, jog priimti sprendimai turėjo tragiškas pasekmes. Jo egoizmas veda valdovą į dvasinę pražūtį. Pagalvokite, ar verčiau rašyti apie Kreonto dvasinę stiprybės išbandymą ar Antigonės. Tikiu, kad šį kūrinį atsimenate puikiai ir žinote, kad tai Antigoniai kaip moteriai teko atlaikyti Kreonto spaudimą laikytis jo įsakymų.
Tačiau Antigonė neišdavė savo moralinių principų, ji vertina meilę ir pagarbą šeimai, teisingumą, paremtą žmogiškumu. Tai Antigoniai suteikia orumo ir gindama šias etinės nuostatas pagrindinė veikėja nepaklūsta Kreontui, ji netgi kūrinyje teigia, jokios nėra gėdos kraujo giminės mylėti. Taigi šioje pastraipoje rekomenduoju remtis ne Kreonto dvasiniu žlugimu, o Antigonės parodyta stiprybė, kurią gyvenimas išbando. Taigi pridėkime ne tik trūkstamas struktūrinės dalis, bet ir pakoreguokime patį argumentą. Gyvenimas išbando žmogaus dvasinę stiprybę kovoje už savo principus ir vertybės. Į tokią kovą stojo Sofoklio tragedijos Antigonė, pagrindinė veikėja Antigonė, kuri kitaip nei jos sesuo nesutinka su valdovo Kreonto įsakymu palaidoti tik vieną iš dviejų dvikovoje susirungusių brolių, taip įsiveldama į tragediją pasibaigusi konfliktą. Antigonė rizikuoja savo gyvybę, bet tai jos neatgraso nuo tiesos ieškojimo. Ji dvasiškai stipri ir ryžtinga, jog padarytų tai, kas turėjo būti padaryta – palaidotų savo brolį Polineiką. Valdovas Kreontas, kuris jai draudžia tai padaryti ir ją nubaudžia, išbando šeimai atsidavusios moters stiprybę. Antigonė suvokė, kad laikydamasi savo vertybių ji pasmerkė save mirčiai, tačiau ji kilniai priima savo poelgio pasekmes. Bet argi būčiau nusipelnius kada nors didesnę šlovę kaip dabar palaidojus į kapą brolį? Tokia Antigonės laikysena parodo, kad žmogiškumas ir šeimos garbė jai svarbesnės vertybės nei abejingo valdovo įsakymai. Taigi žmogaus dvasinė stiprybė išbandoma susidūrus su neteisybe. Na ir pabaigai parodysiu pilną rašinį, primindama, ką derėtų parašyti įžangoje ir pabaigoje. Rašinio tema: kokiomis vertybėmis pasižymi tikras humanistas. Perskaitysiu pavyzdinę įžangą. Humanistinėmis vertybėmis pasižyminčių žmonių šiandien sutinkame vis rečiau. Galima teigti, jog šios vertybės yra glaudžiai susijusios su krikščioniškomis dorybėmis, tačiau bėgant laikui ši krikščioniškoji etika pradėjo nykti. Žmonės pamiršta tai, kas juos daro žmonėmis – nuoširdumą, atlaidumą, empatiją. Taigi, iš kokio elgesio ar charakterio bruožų šiandien galime atpažinti tikrą humanistą? Paprastai įžangoje paaiškiname sąvokas, šiuo atveju pristatoma, kas yra humanizmas, ar tai aktualu šiais laikais ir pateikiama užuomina į dėstymo pastraipos aspektus. Rašoma, kad humanistas pasižymi žmogiškumu, empatija, atlaidumu, o galbūt dėstyme pamatysime ir kitų idėjų. Štai čia sutalpinau dvi kryptingas dėstymo pastraipas, jas taip pat perskaitysiu. Visų pirma, humanistai pasižymi vidinę laisvę. Kaip ir krikščioniai, jie sugeba atleisti kitiems žmonėms, net patyrę skriaudą. Puikų humanistinį idealą vaizduoja Jonas Biliūnas novelėje Lazda, kurioje pasakojama, kaip tėvas Juozapas baudžiavos laikais stipriai sumuštas dvaro prievaizdo dėl dobilų kuokštelio alkaniems jaučiams randa savyje stiprybės atleisti ir nelaiko nuoskaudos. Po baudžiavos panaikinimo tėvas net priglaudžia prievaizdą savo namuose, rūpinasi juo, o šis moko jo vaikus. Galiausiai palikdamas šeimos namus prievaizdas tėvui padovanoja tą pačią lazdą, kuriai vos nebuvo užmuštas, o tėvas ją priima, suprasdamas, kad klysti žmogiška. Taigi humanistai nėra pririšti prie neapykantos, keršto troškimo ir nuoskaudų. Jie siekia būti laisvi ir užuot laikę neigiamas emocijas savyje, jie jas paleidžia, geba atleisti ir toliau gyventi ramybėje. Humanistai taip pat pasižymi vidiniu noru padėti kitiems. Jie jaučia stiprią empatiją, gali suprasti kitus ir jiems padėti. Tai galima pastebėti Dalios Grinkevičiūtės kūrinyje Lietuviai prie Laptevų jūros, kuriame rašoma, kaip sovietmečiu į šiaurę ištremti suomiai ir lietuviai buvo palikti likimo valiai. Jie kentė badą, šaltį, ligas, neturėjo galimybės palaikyti elementarios higienos. Tai abejingai stebėjo prižiūrėtojai, kurie turėjo maisto, kailinius, pirtį, tačiau nieko nesuteikė ištremtiesiems. Tik atvykus gydytojui Samodurovui tremtinių situacija kiek pagerėjo. Jis gydė skorbutą, skyrė kiek daugiau maisto. Pirmą kartą įleido žmones į pirtį. Nors Samodurovas išvykęs nebegrįžo, tremtinių situacija iš tiesų pagerėjo. Jie pradėjo matyti kylančią saulę, atgimstančią viltį. Taigi šis žmogus yra puikus pavyzdys humanisto pasižyminčio empatiją ir noru padėti. Jis aukojosi dėl kitų savo norų.
Humanistas visuomet išties pagalbos ranką silpnesniam. Na ir rašinio pabaiga. Ja taip pat perskaitysiu. Apibendrinant galima teigti, kad humanistai yra tie žmonės, be kurių gėris pasaulyje neegzistuotų. Jie yra linkę atleisti bei padėti kitiems ir tai jiems svarbu dėl pačių vidinės laisvės ir ramybės. Nors šiandien daugelis gyvena egoistiškai, tik dėl savęs, humanizmas žmogui suteikia tikrąją gyvenimo prasmę. Svarbus priminimas: išvadoje neminime asmenybių, autorių ir kūrinių, kuriais rėmėmės. Lygiai taip pat kaip ir įžangoje bei dėstymo pastraipų teiginiuose. Na, o pabaigoje tiesiog 2 ar 3 sakiniais apibendriname paskutinius dėstymo pastraipų sakinius. Galite taip pat pridėti savo nuomonę, tačiau pabaigoje nerašykite to, apie ką visai nebuvote užsiminę. Štai ir viskas. Kaip visada tikiuosi, kad pasinaudosite šiais patarimais ir video pamoka pasidalinsite su draugais. Pasikartosiu, kad susisteminta informacija apie skaitytus literatūros kūrinius ir papildomus kultūrinius argumentus rasite mano Contribui, nuorodą rasite video aprašyme. Dėkoju tiems, kurie žiūrėjote šią video pamoką iki pabaigos ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvo mokytoja Viktorija.